Taigi atrodai tikrai ne kaip sunkios rungtynės, ar ne asmeniškai? Sunkiai šiandien tikrai teko žaisti už du, nes Arminas traumuotas buvo, tai atidėjau turbūt visas jėgas, kiek turėjau šiandien. Čia Antano trenerio tas filosofija, čia būdavo kuo sunkiau, tuo geriau. Šiandien jinai turbūt ir pasiteisino, nes treniruotės nepilna vertė, žaidėjų mažai, bet žaidė taip iš natų. Jo, tai mums dar labiau verčia susispausti, sudėti visas jėgas ir būti išvien, nes kadangi daug neturime žaidėjų, daug traumuoti ir turime kompensuoti netikį kitų žaidėjų. Su Južno komanda žaidė tikrai neblogas rungtynės, šiandien vėl geros rungtynės. Ar galima sakyti, kad Juventus įgauna formą? Taip, aš manau, kad mes įgaunam tą formą, tik tai su Južnu galbūt sėkmės pritrūko, atrodo, lyg žaidžiam neblogai. Šiandien ketvirtam kėliny pradžio aikštės gynyba buvo išmušus iš vėžių, bet vėlgi nesunkiai radot priešnuodžių po to. Ne, tiesiog mums nebuvo kažkokia staigmena tą aikštę, tiesiog mes nepataikėme metimo, o paskui kai atsirišo krepšys, tai teko priešininkam ir nuimti tą aikštę.